Sakykit atvirai, kaip jūs jaučiatės kalbėdama apie pinigus ir ar lengva jums šita tema? Prieš keletą metų teko domėtis, nes kalbėjome su vaikais apie finansinį raštingumą Ir ką tie apskritai apie tyrimai pinigus. rodė? Ir tie tyrimai rodė, kad Lietuvoje verslininkas lygų vagis. Kažką ten netaip darė, kažką nusuko, kažkas ten taip. Jeigu tu turi mažą butikėlį, tarkim mažas darželis ar maža mokyklėlė, tai tada tu esi labai mielas, Gražu ir gerai, ar ne? Taip, visiems labai patinka, bet tik tu šiek tiek ūgteli, daugiau darželių, ar daugiau mokyklų, ar daugiau parduotuvių, ar dar kažką, tai net tuo metu buvo toks terminas, pasidarė kaip Maxima, ar ne? Lyg tai būtų blogai, Taip, ne? ir mano visada būdavo, bet klausykit, Maxima yra lietuviškas brandas, kuris yra labai unikalus, labai didelis, sugebėjęs, konkurencinėje kovoje konkuruoti su tarptautinėmis organizacijomis. Tau gali žmogus patikti, nepatikti, tarkim verslininkas ar verslininkai, kurie stovi už tam tikros organizacijos, bet tu negali negerbti to, ką ir kaip jie sukūrė.